Po beveik 2 dešimtmečių svetur Audronė Ambrazevičienė laimę rado ramiame Stakliškių kaime. Čia įsikūrė ne viena, su 14 metų jaunesniu pakistaniečiu vyru Raza. Su juo moteris susipažino Londone, į kurį išvyko nutrūkus pirmai santuokai. Didmiestyje ji pirmiausia padėjo dukrai auginti vaiką. O patirties Audronei netrūko. Išaugino ne tik savo vaikus, bet ir 2 metus dirbo auklė Jungtinėse valstijose. Tačiau Londone ėmėsi ir kitokių darbų. 16 metų pragyvenau Anglijoje. Ten turėjau gerą darbą, tikrai gerą darbą turėjau. Labai yra gerbiamas ten žmogus, kuris dirba. Nesvarbu, kuo tu dirbai, valytoje ar kuo. Aš čia buvau prekių žinovė, ten aš dirbau valytoje, bet mane labai gerbė visi, labai visi mylėjo. Aš dirbdavau po 10, po 11 metų pas klientus. Vairavau ten mašiną, važiuodavau dar po darbo, dar už Londono, dar dirbdavau, vienu žodžiu, dirbau po 16-18 valandų į parą. Kiek Audronė save pamena, visada turėjo daug planų, buvo veikli. Todėl net ir intensyviai dirbdama, Jungtinėje karalystėje statėsi namus, o kad būtų lengviau pragyventi, užsiėmė ir nuomą. Nusipirkau namą, tas namas man pasirodė labai mažiukas. Tai aš dar 10 metų dar ten tą namą lipdžiau, stačiau vis. Dastatinėjau, nes vis tiek buvo namas paimtas iš banko. Banko paskola buvo labai didelė, reikėjo buvo iš kažko tai susimokėti. Tai nuomavau tą namą, kaip su nuomininkais gyvenau. Tai, žinot, pavargau jau su tais nuomininkais gyventi, tų nuomininkų keitėsi, jie ten kas mėnesį, buvo tokių žmonių, kurie gyveno ir po 4, po 5 metus gyveno. Daug tokių žmonių buvo, kurie gyveno, bet daugumoje, kas būdavo pagyvena. Žinot, Anglijoje ten nieko pastovaus nėra. Šiandien tu dirbi Londone, rytoj tu dirbi už Londono, šiandien tu dirbi čia ir žmonės visuomet ieškodavo gyvenamos vietos, kur arčiau prie darbo, nes transportas yra labai brangus. Audronė prisimena, kad 16 metų Jungtinėje karalystėje buvo banguoti. Nors iš pradžių svetur jautėsi gerbiama ir vertinama, ilgainiui ėmė ryškėti vietinių neigiamas požiūris į kitataučius. Ir ką dar pastebėjau, tai labai pastebėjau. Kai atvažiavau į Londoną, žmonės buvo iki tiek visi mandagūs, sorry, nieko nepadaro, nepriliečia prie tavęs, net neprieina ir tik tai šypsosi, tik tai sorry. Bet kaip tik tai išstojo Anglija iš Europos Sąjungos, kaip tik prasidėjo Brexitas ir baigėsi sorry. Moteris anūkę vežiau į darželį, moteris užlipo man ant kojas, aš sakau, very sorry, jinai man paspyrė su koja, sako, koja patrauk. Ir viskas. Ir va taip jau būdavo, eidavo, pavyzdžiui, kažkur tai net kažką pasakai ten, kad važiuok į savo šalį, ką čia darai. Jo iš karto jautėsi, pas juos buvo įstatymai, tai labai diskriminacija, ten pas juos tas labai būdavo žodis, tas toksai, kaip sakant, jo nedaug dievė, jie bijodavo šitą, bet kai tik tai jie išstojo iš Europos Sąjungos, jie iš karto nusiėmė kaukės. Dar vienas skaudulys, su kuriuo Londone susidūrė Audronė, išmaldos gatvėse prašantis lietuviai. Pro juos moteris tikina negalėdavusi ramiai praeiti. Tai aš, pavyzdžiui, daug lietuvių žinau, kurie sėdi prie undergroundo, prie metro. Valkatauja, grinai valkatauja, sūnus ir tėvas prie metro vienos sėdė, sakau, nekalbėkit lietuviškai, nedarykit gėdos Lietuvai, eikit dirbti, prašo pinigų išmaldos. Tai čia priklauso nuo žmonių charakterio, turbūt vieni atvažiuoja, užsidirba, kiti atvažiuoja tik tai, kaip sakant, kad gyventi ir panašiai. Ne ką mažiau banguota buvo Audronės bei Razos pažinties istorija. Pora susipažino Jungtinėje karalystėje veikusiame lietuvių naktinėme klube. Čia vyrą beveik jėga atsitempė jo draugas. Naktinių klubų nemėgstantis Raza vis dėlto jame užsibuvo. Jo dėmesį patraukė tuomet dar raudonplaukė lietuvaitė Audronė. Nice, look nice. And right here. Well, your hair is very nice, beautiful. Just normally I'm open. Maybe you want some drink? She said, no, I have money. Okay, if you have money, buy. Komiška pažinties pradžia įgavo pagreitį. Audronė savo naująjį draugą pakvietė prisijungti prie jo staliuko, kur jau sėdėjo moters sūnus su draugais. Visi jie šventė Audronės gimtadienį. Apie 12 valandą aš atvažiavau iš tą pabą. Ir kažkaip užėjau, ten visi, o mano už kitos dienos turėjo būti gimtadienis, 50. Ir sūnus užsakė muziką ir priėjo prie manęs ir pabučiavo mane. O jis pamatė, kad, sako, čia tavo boyfriendas, sakau, ne, čia ne, baigtų, sakau, žiūrėk, boyfriendas su kita mergina jau ten kabinėjasi, sakau, ne, sakau, čia
čia mano apsauga, sako, čia mano securities. Nes man kažkaip buvo nepatogu pasakyti, kad čia mano sūnus. Nes mes, kur su sūnum vaikščiojom visą laiką, visi galvoja, kad mes pora. Nes mano sūnus stambus, suprantat, plykas. Ir visi, o aš kudutė, tada buvau 64 kg svėriau, viską, nu tai visi galvodavo, kad mes pora. Ir aš bijojau pasakyti, kad čia mano sūnus, nu tai galvos, kiek man tada metų, jeigu čia mano toks sūnus. Apie tai, kad yra vyresnė ir turi kelis vaikus, Audronė Razai išdrįso prisipažinti tik po savaitės. Moteris pati bandė atstumti naują mylimąjį ir kėlė jam įvairius išbandymus. Tačiau jausmai buvo stipresni, o šiais metais pora švenčia jau 15-asis vestuvių metines. Nu, man buvo labai nepatogu ir galvoju, toks jaunas, gražus vyras, viskas ir aš vis tiek jau ant daug vyresnė, 14 metų skirtumas yra didelis. Aš galvoju, nu ką jis čia man, žinai, sesuo sako, oi, sako, čia nieko nebus, čia, žinai, va taip pat tik tai. Ir aš vis sakau, nu eik tu į savo tautą, eik tu į savo religiją, aš nepriėmiau jo religijos. Sakau, eik tu susirasi savo tautos, viską, sakau, aš tau negaliu su taim būti. Nu ir aš visą laiką jį varydavau, su lagaminais varydavau aš iš namų jį. Varydavau aš jį. O jis vis tiek ateidavo jis prie tvoros, numeta gėlės per tvorą, aš tą gėlę randu ir iš šiukšliadėžę. Atrandu gėlę ir iš šiukšliadėžę, nu ir va taip, bet tai vis tiek, vat jau buvom įsiskyrę gal kokiem 3-4 mėnesiam, bet paskui vis tiek vienas kitą traukėm iki tiek, kad ir supratau, kad nereikia atsisakyti to, kas yra mano ir, sakant, susitaikėm, priėmėm ir 2010 metais aš nuvažiavau į Pakistaną pas jį. Jau antrą kartą buvo nuvažiavęs, jau trečią kartą jo nuvažiavęs buvo į Pakistaną ir jisai padarė man tokį surprizą, už tai mūsų vestuvių tokių nebuvo labai ten tokių, kaip sakant, didelių, kaip pagal jų tradicijas. Mes tik tai susirašėme, ten pagal jų tos visus, kaip sakant, jau pagal jų tikėjimą, nu ir viskas, ir kitą dieną mes įskridome į Londoną atgal. Gyvenimą Jungtinėje karalystėje kūrusi moteris ten pradėjo jaustis vis labiau svetima. Nors svarstė kraustytis kur nors kitur, Lietuvos tarp galimų krypčių tuomet nematė. Tačiau nuomonę Audronė pakeitė į gimtinę grįžusi paminėti sūnaus vestuvių. Labai norėjau Ispaniją nusipirkti namą ar kažkur kitur, bet tik tai, kaip sakant, ne Lietuvoje tuo metu. Bet paskui, kai atvažiavau vestuvėje 21 metais, ir pamačiau šitą namą pardavimą, aš atėjau ir man labai patiko, aš sakau, tikrai noriu šitą namą. Nu ir daviau užstatą, taip ir viskas, ir grįžau jau į Londoną, bet jau su tokiu, kaip sakant, jau su tokiu tikslu, kad jau važiuosiu į Lietuvą ir jau pradėjau pardavinėti namus. Viską, nu, greitai prasidavė namas ir aš atvažiavau kovo 5 2021 į Lietuvą. Tai va, atvažiavau į Lietuvą, aišku, dar namas buvo negatavas, neparuoštas, bet mes jau čia viską bendrom jėgom. Čia darėmės, aš medelius sodinau, vaikai čia statė man viską vienu žodžiu, nu ir ką. O vyras liko Londone, nu ir aš važinėdavau į tą Londoną, važinėdavau, paskui man sakau, nu nusibodo man važinėti į tą Londoną, gal jau reikėtų tave atsivežti į Lietuvą. Raza džiaugiasi vaizdingomis vietovėmis ir ramybę Stakliškėse. Vyras teigia besijaučiantis saugiai, net tada, kai palieka nerakintas namų duris. Stakliškėse pora ne tik susikūrė namus, bet ir įrengė sodybą nuomai. I think this is a status country. You know, I'm not scared. I'll go there, I'll go outside, I'll go there. If I need something and if it doesn't speak English, did not speak and not understand, then he try to help me if I need some help. But I like it. But especially in the Stakliškės area, this is so beautiful and quiet area. Vis dėlto sutuoktiniai pripažįsta Lietuvoje patiriantis nežinomybę. Audronė baiminasi, kad ateityje Razai gali nebūti pratęstas leidimas gyventi, nes mokytis lietuvių kalbos jam itin sunku, o nemokėdamas lietuviškai vis negali susirasti darbo. Mes ėjome į Birštoną ir viską, ir atrodo, jau viskas jis ten padirbėjo, kažkiek tai laiko jį paėmė, sakė, ne problema, čia pas mus ir graikai dirba, čia pas mus ir iš Amerikos dirba, ir jisai ten 2 valandas padirbo, ir jie sakė, gerai, mes paskambėtėm, tai aš nuvažiavau į Angliją, nupirkau jam specialius batus, jau ir kelnes, ir ten tą, ką reikia nupirkti, virtuviai viską, taip ir nepaskambinu. Daugybėje pasaulio šalių pabuvojusi moteris sako, kad Lietuvoje, palyginti su didelė dalimi kitų kraštų, yra puikios sąlygos gyventi, o nedideliame Stakliškių miestelyje sutuoktiniai sako randantis viską, ko reikia patogiam gyvenimui. Man vis tiek Lietuva yra Lietuva, aš visada norėjau čia gyventi, nes čia tikrai yra gerai.
Jeigu čia būtų biškai materialinė padėtis ta geresnė, tai kas nors čia būtų kur išvažiavęs. Tikrai būtų žmonės gyvenę, nes mūsų šalis tikrai yra gražiai, švariai, tvarkinga. Aš labai džiaugiuosi savo pasirinkimu ir tikrai žinau, kad aš nepadariau klaidos, kad aš tikrai pasirinkau atgal grįžti į Lietuvą, nes vis tiek mirti reikia Lietuvoje. Termino. Ja, das ist gut.